Tavo krūtinė tai ne pakaba. Iš tikrųjų yra daug daugiau naudos, ne vien tik figūra ar pritraukti vyro dėmesį. 5 naudos, kaip gali gauti daugiau naudos iš krūtinės masažo. Kokios žinutės atėjo, kol augom, brendom apie mūsų krūtinę? Jeigu buvai didesnė, galbūt nerodė, galbūt susitraukė ir slėpiai. Jeigu mažesnė, jinai vėl buvo netinkama. Žurnalai ir visa ta medija mums nori pasakyti, kad krūtinė būti turi kažkokiam tai standarte. Kai iš kurios gimsta su tuo, bet dauguma ne. Ir bandom galbūt kompensuoti. Neįsprendžiam to dalyko pasitikėjimo savim. Kada atrandam tą malonumą per krūtinę, tada ir jungiam daugiau pasitikėjimo. Nėra svarbu, kaip jinai atrodo, nes jaučiam labai daug kaifo. Turim stiprų ryšį su savo krūtine. Krūtinės aktyvavimas ir stiprus ryšys labai stipriai padidina tavo orgazminį potencialą. Tai reiškia, jeigu masažuosi krūtinį ir turėsi ryšį su krūtine, atvers tavo seksualinę energiją. Per krūtinę eina meridianai, inkstų, kurie aktyvuoja tą eroticizmą ir taip atvers tavo vaginą į didesnę tą patirtį. Visgi, kodėl daug moterų nepatiria to orgazmo? Nes ieško kažkokio sprendimo išorėje, kažkokioj technikoj, pozoj. Bet viskas slepiasi mūsų kūne, mūsų energetikoje, nesugebėjime atsiverti, nepaleisti traumų ir tiesiog nebuvimas toj būsenoj, toj erotiniai zonoj, kasdien tame atsiverime, tame buvime ant ribos. Ir tas krūtinės masažas gali labai padėti įjungti erotinę energiją, kad paruošti savo vaginą orgazmui. Tai darom su kiekvienu kursu, ar tai būtų su nevriniu kiaušiniu, ar malonumo gale, ar kitam kurse. Tai yra pamatas į tavo orgazmą, tai yra būtinas dalykas. Antra nauda, kad tai krūtinės masažas atveria širdies centrą. Kaip žinot, turim 7 čakras ir širdies čakra, kad turėti tą stiprų orgazmą, svarbi, kad jinai būtų atverta. Taip pat gyvenime norim eiti į gyvenimą su atverta širdim, nes tiesiog daug maloniau. Turėsim stipresnį ryšį su žmonėm, darysim geresnius, didesnius darbus žmonijai, taip pat ir savo. Tai atverdami širdį, masažuojant krūtinę ir padedam atverti tą širdį. Tai labai svarbus aspektas yra nepamiršti, kad kasdien, turėdama tą ritualą kasdieninį, mes taip galim padėti savo būti laimingesnė. Kodėlgi ne? Trečia nauda, kad detoksikuosim savo kūną. Detoksikuosim visas limfas, detoksikuosim krūtinę ir taip padėsim savo. Žinau, kai buvau Dao centre pas Mantakčyje, mokytoja, kuri vedė šitą kursą, sako, jauti, pradeda slogos ar prasideda kokia liga, virusas, masažuok krūtinę, masažuok pažastis, visas tas limfas aplink, išjudins, suteiks malonumo ir išjudins tavo limfą. Taip greičiau tavo virusas praeis, ar gal iš vis net neprasidės. Ketvirta nauda, kad išjudins hormonus. Sakykime, vidury ciklo, jeigu krūtinė yra skaudesnė, arba prasidėjo sunkesnės mėnesinės, gal perimenopozė ar jau menopozė ir yra sudėtingumų. Masažuojant krūtinę sumažės tie stangrumo, kietumo, skausmo simptomai. Taip išjudinsim, daugiau balansuosim hormonus. Laimingi laimės hormonai viską išbalansuoja, išbalansuoja blogus dalykus ir subalansuoja gerus dalykus. Ta prasme, malonumas atranda tą balansą, nebereikia nieko išvalyti. Kai kada sako, duok man tą pratimą, kaip išvalyti mano savo vaginos energiją. Atrasdamos savo centrą, balansuodamos prieš tas praktikas, mes taip ir galim įjungti tą didesnį balansą hormonų ir tiesiog geros savijautos. Ir pats svarbiausias momentas, pati svarbiausia nauda, tai yra, kad sustangrins krūtinę ir netgi kai kuriais atvejais gali padidinti.
Yra technikos, kurios sumažina šiek tiek krūtinę, yra technikos judesiai, kurie padidina. Bet kuri nenori stangresnės krūtinės. Taigi kasdieninis ritualas: vonioj prausiesi, plaunės dantis, dažaisi. Labai lengva pridėti krūtinę prie savo ritualo. Užima nuo 3 minučių iki 5 minučių ir nemokamo daug kaifo ir taip pat sveikatos. Ką tau reikės daryti? Turėti aliejų, rekomenduoju tiesiog kokoso, kur naudoji virtuviai, kepimo aliejų idealiausia. Jeigu nori, gali pasigaminti savo pridėdamą eterinio aliejų. Įsidedu dažniausiai į purškiamą mažą buteliuką, tik tiek, kad jį reikia sušildyti po šiltų vandeniu. Jeigu nėra vasara, vasaroje jis ir taip pats ištirpsta. Ir tiesiog gaunasi ir aromatiką pasitepam aliejų. Prižiūrim taip savo visą odą krūtinės ir pamasažuojam krūtinės su tuo aliejų, įsijausdamos į tą emociją. Kaip jaučiasi tavo krūtinė šiandien? Kaip jaučiasi tavo širdis? Kokia emocija? Pastatom savo vibraciją iš meilės, į dieną ateinam iš meilės, iš pasitikėjimo, atsivėrimo. Pats lengviausias dalykas — užsiprogramuoti save gerai, sėkmingai, laimingai dienai su lašeliu erotikos. Taigi išbandyk šitos 3 judesius kasdien ir padaryk tai ritualu. Iš pradžių gal nuspręs tai bus 21 diena, o po to aš tikrai žinau, kad tu tai įsimylėsi ir darysi kasdien. Daryk, matysi, atrasi stipresnį ryšį su savo kūnu, su savo krūtine ir su savo erotika. Išbandyk. Na, o jeigu norėtum eiti giliau, išmokti daugiau, prie šito video pridėti kursai, kaip malonumo galia, kur išmoksi visas absoliučiai technikas krūtinės masažo, kaip pasiekti skirtingus orgazmus ir įjungti pasitikėjimo vaibą. Na ir nepamiršk paspausti subscribe mygtuko, kad nepraleistum nei vienos naujienos apie malonumą. Iki greito. Na, o dabar, karalienė, einam prie praktikos. Pasimk savo mėgstamą aliejų, sudėk abi rankas kartu, apšildyk, įjung energetiką savo rankose ir pradėk masažuoti krūtinę iš išorės į vidų, sukdama ratus. Pasukus keletą kartų pakeis kryptį, bet visą tai darydama nepamiršk svarbiausią faktą — įjungti savo energetiką, įsijausti į krūtinę, į jos erotiškumą, atsipalaidavimą, įkūnijimą širdies energetikos ir moteriškumo. Tai daryk tai su buvimu čia ir dabar, atsipalaidavimu, atsidavimu. Sekantis pratimas bus pamasažuoti savo pažastis. Kadangi išjudinai krūtinę ir įvyko šiek tiek detoksikacijos, svarbu yra išjudinti ir limbą, kad tai išeitų iš tavo kūno. Taigi, pamasažuok abi pažastis po minutę ar daugiau. Ir paskutinis pratimas bus palaikyti tiesiog savo krūtinę. Ar tai uždėjus rankas ant jos ir pasiųsti meilės energiją, ar jeigu didesnė ypatingai krūtinė, rankomis jas palaikyti, tiesiog sudėti visą svorį į rankas ir duoti jom tokį, kaip aš tave palaikau, tu nuostabi, tą jausmą, palaikymą, moteriškumą, pabuvimo momento. Tai daryk kasdien ir matysi per laiką nuostabius rezultatus. Tai palaikys tavo magnetiškumą, žiburiuką akyse, erotiškumą. Visą dieną jausi tai savo kūne.